Sveiki visi. Šiandien pažiūrėsime į grafikus, pabandysim paanalizuoti Bitcoiną, Ethereumą ir naudingumo monetas, kadangi šventiniu laikotarpiu naujienų ne per daugiausiai, visi švenčia. Taigi mes pažiūrėsime, ko galime tikėtis iš Bitcoino, Ethereum ir naudingumo monetų ateinančiais 2025 metais. Kaip matome, Bitcoinas pastaruoju metu pakrytęs po $100,000 ribą ir mes galime nubrėžti, sakykime, rezistencijos liniją, paėmus praeito buliaus rinkos aukštumas, sujungiame viršūnės ir kaip matome, mes kaip tik atsidūrėme po šitą rezistenciją. Tai nėra geras ženklas ir jeigu pažiūrime į RSA rodiklius, taip pat matome, kad tuo tarpu, kai kaina sugebėjo prasibrauti į naujas aukštumas, RSA rodiklis nesugebėjo to padaryti. Tai rodo, kad perkamumo galia mažėja. Jeigu pažiūrėsime į praeito buliaus sezoną, taip pat matome, kad ta bearish divergence buvo signalas praėjusio buliaus rinkos viršūnėje, kadangi kaina sugebėjo prasibrauti į naujas aukštumas, o RSA rodiklis nesugebėjo. Tas sukūrė bearish divergence. Ta patį matome ir čia. Tuo tarpu, kai kaina pakyla aukščiau, rodikliai nepakyla aukščiau. Tai vienas iš pavojaus signalų. Dar norėjau pasakyti, kad matome taip pat, jeigu kreipsime dėmesį į Ellioto bangų teoriją, Elliott Wave Theory, taip pat matome 5 bangas impulso, 3 bangos ir 2 bangos korekcinės. Ir galime jas pamatuoti. Kas teorija sako, kad jeigu naudojant Fibonacci, mes paimsime trečios bangos taikinys yra 1,68, tai matome tiksliai, atsitrenkia čia ir mes turėjom 4 bangą korekcinę ir jeigu mes pamatuosim su Fibonacci 4 bangos korekcija, 5 banga 1,618, taip pat matome, kad kaina kaip tik čia ir sustojus. Taigi paremia mūsų idėją, kad tai galbūt ir viršūnė Bitcoino, bet žengiam dar toliau ir analizuojam. Dabar, jeigu paimsim dienos žvakes, tai viena žvakutė parodo kainų svyravimus, kurie įvyko per vieną dieną. Taigi viena žvakė čia viena diena. Ir kaip matome, formuoja Head and Shoulders. Head and Shoulders yra viršūnės signalas. Tai jūs matot patys, jeigu čia bus vienas petys, čia galva, čia kitas petys. Ir nubrėžus kaklo liniją, pro kurią reikia prasibrauti, norint patvirtinti šį darinį. Tai dabar svarbiausia yra, kad Bitcoinas nesugebėtų prasimušti pro šitą kaklo liniją. Jeigu tai padarys, jis keliauja žemyn. O iki kur keliauja, mes galime pamatuoti. Paimam galvos viršūnę iki kaklo linijos ir pridedam prie vietos, pro kurią, sakykime, prasibraus kaina. Ir mes gauname rezultatą. Tai yra $78,000. Taigi jau turime kelis pavojaus signalus, kurie mums rodo, kad Bitcoinas čia pavojuje. Dar norėjau parodyti, kad kaina buvo kurį laiką įstrigus šitame kanale. Matome kanalas, kaina kyla į viršų, bet buvo šio kanalo ribose. Dabar kaina prasibrovė pro kanalą, pro supportą, grįžo, protestavo, nesugebėjo vėl grįžti į kanalą ir tęsė kelionę žemyn. O kanalo taikinį galime pamatuoti taip pat paėmus kanalo plotį. Pamatuojam ir pridedam, prie kur kaina prasimušė pro kanalo grindis. Ir mes turime čia 86,000. Taigi mes dabar ir gavome
lygius, kuriuos mes galime sekti ir žiūrėti. Jeigu jūs norite ir ieškote galimybės nusipirkti bitkoiną, tai būtų, sakykime, šitie 2 lygiai, kuriuose galime būtų kažką galvoti, bet kaip ir sakau, jūs darykite savo analizės, tarkite su profesionalais, aš tik tai pateikiu informaciją mokymosi tikslais. Bitcoinas gali panaikinti šitą head and shoulder formą, jeigu jis toliau liks virš, sakykime, tos kaklo linijos ir pratęs, sakykime, tokį svyravimą, va šitokį. Taigi, tais iš head and shoulders, kaip ir neigiamas viršūnės signalas, gali pavirsti į teigiamą, tokį kaip bull flagą. Bet kol kas tai geriausias būtų variantas, jeigu bitcoinas, sakykime, nieko nedarytų ateinantį mėnesį, tai tas suteiktų galimybę altcoinams prasibėgti ir mes galėtumėm turėti altcoin sezoną. Bet čia viskas priklausys nuo bitcoino ir jeigu bitcoinas kris, kaip aš čia prognozuoju, sakykime, ką man šitas grafikas rodo, čia kaip ir aš nieko neprognozuoju, čia man ką grafikas rodo, tą ir sakau. Jeigu bitcoinas kris, visi altcoinai taip pat kraujuos. Tai tiek apie bitcoiną, nieko gero aš čia nematau. Dabar pažiūrėkime į Ethereum. Kaip matome, Ethereumas taip pat neparodė gerų rezultatų šiais metais. Ir aš turiu vieną idėją, apie kurią dar negirdėjau, kad kas nors kalbėtų. Mano idėja yra ta, kad Ethereumas galbūt šiais metais net ir, ne šiais metais, bet sakykime šį bull rinkos sezoną, Ethereumas gali ir net nepasiekti naujos viršūnės. Mes apie tai sužinosime kitais metais. Ši idėja bus panaikinta, jeigu Ethereumas sugebės prasibrauti pro šią rezistenciją ir pasieks naujas aukštumas. O mano idėja yra ta, kad, sakykime, jeigu remiantis Elioto bangų teorija, Elliott Wave teorija, Ethereumas galimai formuoja 4 bangą, kadangi mes čia turėjome, matome, 1, 2, buvo praeitą sezoną 2021 metais banga, 3 banga ir jeigu paėmus Fibonacci mes galime pažiūrėti, pamatuoti ir kaip matome, tiksliai kaip pagal vadovėlį, kadangi teorija sako, kad 3 impulsinė banga dažniausiai pasiekė 2,618 Fibonacci. Tai ir tą ir padarė prieš porą metų, o dabar atrodo, kad tai yra, sakykime, 4 banga. Taigi, mūsų klausimas yra čia, ar 4 banga jau yra baigta, sakykime, čia ABC buvo banga, ar ką aš galvoju, kad gali būti, kad 4 banga, kas yra dažniausiai trikampis, tai Ethereumas gal formuoja, sakykime, šį taip vadinamą trikampį, 4 bangą ir šį sezoną, šį bulius rinkos sezoną nesugebės prasimušti į naujas aukštumas, o tiesiog apsisuks čia, dar grįš iki čia, šitaip tokį svyravimą paturėsim ir tada galiausiai iššaus į viršų. Kodėl aš taip galvoju? Todėl, kad šitas grafikas yra labai panašus į daugelį grafikų iš praėjusio buliaus rinkos sezono. Tai yra, pavyzdžiui, galime palyginti su XRP. Matome XRP, darė taip labai panašus. Turėjom 1 bangą, 2, čia iššovė į 3 bangą ir nuo 2017 metų formavo šitą trikampį. Kaip matome, praeitą 2020 metų buliaus rinkos metu nesugebėjo prasimušti į naujas aukštumas. Žinoma, ten buvo įsivėlę į daugybę teisminių reikalų, bet esmė tame, kad grafikas rodo, kad kaina nesugebėjo prasimušti į naujas aukštumas ir suformavo tokį trikampį. Toliau mes galime pažiūrėti į, sakykime, Litecoiną, man atrodo. Jeigu pažiūrėsim Litecoiną, lygiai tas pats. Matom, 2017 metais turėjom labai stato kainos augimą ir po to,
kaina nebesugebėjo prasimušti į naujas aukštumas ir iki šiol formuoja trikampį. Taip pat trikampį formuoja ir kokias dar aš mačiau, man atrodo IOTA. IOTA taip pat nesugebėjo prasimušti į naujas aukštumas. Dar Bitcoin Cash praeitą sezoną taip pat nesugebėjo prasimušti į naujas aukštumas, formuoja trikampį iki šiol. XLM, PM XLM taip pat turėjo puikų pasirodymą 17 metais, bet nesugebėjo prasimušti į naujas aukštumas 2021 metais. Irgi labai panašiai į Ethereumą. Taigi matote ir jūs, kad praeitą sezoną daugybė tų senesnių altcoinų, taip vadinamą dinozaurų, nesugebėjo prasimušti naujas aukštumas. Ir aš nenustebčiau, kad šį kartą Ethereumas tiesiog nepasieks naujų rekordinių aukštumų, kas nustebintų visus investuotojus, todėl kad visi kaip ir jau garantuotai tikisi, kad čia jau neįmanoma pralošti. Ethereumas keliauja 10 000 už vieną Ethereumą, bet kaip rinka dažnai parodo, kad ko visi tikisi, tas dažniausiai neatsitinka. Bet, kaip ir sakau, čia mano spekulacija ir šita idėja bus panaikinta, kai Ethereumas prasibrausi naujas aukštumas. Ir dar vienas rodiklis, kodėl aš taip galvoju, kadangi remiantis Elioto bangų teorija, jeigu kaina kyla įstrigusi kanalė, tai yra korekcinis kainos svyravimas. Taigi, sakykime, jeigu čia buvo A banga, B banga bus korekcinė ir tada turėsim dar vieną C bangą žemyn. O jeigu tai trikampės, tai turėsim A, B, C, D, E ir tada išrausim į viršų. Taigi viską parodys ateitis, bet kol kas Ethereumas tikrai nerodo gerų rezultatų, kas man priduoda pasitikėjimo į šią idėją. Bet kaip ir minėjau, viskas bus panaikinta, kai Ethereumas prasibraus į naujas aukštumas. Toliau pažiūrim į XRP. XRP tai puikus grafikas, tikrai labai viskas atrodo gražiai, kaina turėtų keliauti toliau į viršų, bet žinoma viskas priklauso nuo Bitcoino. Jeigu Bitcoinas kris žemyn, tai XRP ir visi altcoinai taip pat keliaus į apačią. Nors grafikai altcoinų, kuriuos apžvelgsim, visų naudingumo monetų, rodo, kad jie yra pasiruošę altcoin sezoną ir pasiruošę pratęsti kelionę į viršų. Bet kaip ir minėjau, tai būtų natūralu, jeigu Bitcoinas pakristų ir tada XRP kaip ir bet kokio kainų formavimasi grafike, kai kaina prasibrauna pro rezistenciją, tai dažnai atsitinka, kad grįžta kaina protestuoti tą rezistenciją kaip supportą ir tada tęsia kelionę į viršų. Tai jeigu Bitcoinas kris iki 78 000, tai nebūtų nuostabu, kad ir XRP grįžtų patestuoti šitą supportą ir tada pratęstų kelionę į viršų. O dabar tai kol kas matome, kad XRP formuoja taip vadinamą bull flagą. Turėjom stiprų kainų šuolį į viršų, o dabar matome čia kaip ir ne bull flagas, o trikampis. Matome trikampį. Bet kadangi trikampis negarantuoja, kad kaina prasibraus į viršų, gali pralaužti ir supportą, reikia laukti ir žiūrėti, kas atsitiks. Mano nuomonė, čia viskas priklauso nuo Bitcoino. Jeigu Bitcoinas nieko nedarės ir tiesiog svyruos čia šitam nuo 90 000 iki, sakykime, 95 ar 100 000 tam 10 000 zonoje, tai altcoinai turės galimybę prasibėgti. Tai
Tai dabar viskas čia nuo to ir priklausys. O šiaip grafikas atrodo puikiai ir mes galime tikėtis gerų rezultatų, jei Bitcoinas nepridarys fokuso kokiu nors šposu. Tai va, o toliau XLM taip pat. XLM nesugebėjo prasibrauti pro rezistenciją dar. Taip pat yra įstrigus kaina šiam trikampyje. Kaip matome, kaip ir minėjau, praeitą sezoną nesugebėjo pasiekti naujos aukštumų, o šį sezoną vėl atsimušė į šią rezistenciją. O pagal, sakykime, vėl tą patį Elioto bangų teoriją, trikampis suformuoja iš 5 bangų, o mes čia kol kas turėjom tik tai 1, 2, 3, 4. Taigi 5 banga būtų vėl grįžti į šitą supportą ir tada iššauti į viršų. Bet kol kas dabar formuoja bull flagą, kaina yra įstrigusi šiam kanale ir kol iš šio kanalo kaina neišsiverš, mes nieko kaip ir negalime daugiau prognozuoti. O koks, sakykime, taikinys galėtų būti šio bull flago, tai ta vėliava taip vadinama, taip pamatavus stiebą, paimam stiebą, pamatuojam ir tada pridėtume prie vietos, kurioje kaina išsiverštų iš šio kanalo, tai sakykime, kur nors čia. Ir mes tada gautumėm rezultatą taikinį 2,45 beveik. $2.45 būtų taikinys, bet, sakau, reikia palaukti ir pažiūrėti, kaip kaina reaguos į Bitcoino sviravimus. Toliau, kitas grafikas XDC moneta. XDC taip pat sugebėjo prasibrauti pro rezistenciją. Taip pat matome, formavo trikampį šiokį tokį, bet sugebėjo prasibrauti pro šitą rezistenciją. Ir dabar taip pat kaina įstrigus, lygiai taip pat kaip ir XLM kaina įstrigus šiame kanale. Ir tai taip pat pozityvus darinys. Kainą taip pat galim pamatuoti, stiebą, vėliavas ir pridedam, kur kaina galėtų prasibrauti ir gauname apie 30 centų. Bet kaip ir kitų grafikų, kai kaina prasibrauna pro rezistenciją, dažnai atsitinka taip, kad kaina grįžta protestuoti šitą, kaip jau buvusią rezistenciją, dabar jau kaip supportą. Ir čia, kaip matome, kanalas kaip tik ir juda link šitos linijos, tai, sakykime, žiūrint į ateitį, visai tikimybė gali būti, kad kaina būtent tą ir padarys, grįž protestuoti supportą, buvusią rezistenciją. Dar kita moneta, pažiūrim, būtų Algorand. Algorand lygiai taip pat kaip ir prieš tai visos naudingumo monetos formuoja tokia kaip bull flagą, kaina įstrigus kanale. Ir lygiai taip pat mes galim pamatuoti ateinantį taikinį, jeigu kaina sugebės prasibrauti pro šį kanalą, sakykime, kur nors čia pridedam. Ir reikia pažiūrėti, kur čia prasibraus, mes dabar kol kas tik spekuliuojam, bet mokymosi tikslais galima paspekuliuoti ir vėliau, kai tai atsitiks, jūs žinosite, ką daryti. Taigi taikinys $1.68. Bet tai reikia, sakau, reikia žinoti, kurioje vietoje kanalas bus pramuštas. Bet turėtų tai atsitikti jau ateinančiom dienom, nes jeigu kaina užtęs buvimą šitam kanale ir toliau keliau šitas, tai jau čia bus nebe bull flagas, o tiesiog korekcija. H-baras, dar viena moneta, paskutinė, kurią šiandien noriu aptarti. H-baras taip pat prasiveržia pro rezistenciją. Čia trinam šitą liniją, kaip matom, irgi buvo
rezistenciją nuo 2001 metų, bet sugebėjo pro ją prasimušti, prasiveržti ir dabar formuoja tokią kaip ir taip pat tą vėliavą, matom, ir laukia altcoin sezoną. Taigi altcoin atrodo gražiai ir pozityviai viskas, tik tai dabar priklauso, vėl aš pamatuoju, sakykim, galima taikinį, jeigu, sakykim, kaina prasiverš pro kanalą kažkur šioj vietai, pamatam stiebą, pridedam ir mes turim $2.78. Na, čia tai tik spekulacija, mokymas tikslais. Tai va, altcoinai, naudingumo monetos atrodo gražiai, laukia altcoinų sezono, bet pažiūrėsim, ar reikalų nesugadins bitcoinas. Kaip minėjau, bitcoinas neatrodo gerai, kaina juda žemyn, prasibrovė pro kanalą, mes pamatavom kanalo pirmą taikinį lygį, kuris lygiai taip pat sutinka su šito supportu. Taigi pirmas, o kaip ir matom dabar bekalbant, kaina bando prasimušti pro kaklo liniją ant naujų metų. Kadangi naujų metų šventinių šituo laikotarpiu nedaug kas dirba, taigi mažiau likvidumo rinkoje, yra lengviau kainą manipuliuoti ir stumti į apačią ar į viršų. Šiuo momentu į apačią smukdinti kainą, kadangi, kaip ir minėjau, atsimušė į stiprią rezistenciją, formuoja head and shoulders, prasimušė pro kanalą apačią, neatrodo bitcoinas tikrai gerai, taigi galime tikėtis ateinančiom dienom staigaus kainų nuosmukio. Bet tas kainų nuosmukis gali būti ir trumpalaikis, kadangi kainos nuosmukis išgąsdintų paprastus investuotojus, kurie nelabai supranta ir nelabai žino, kaip analizuoti, sakykim, grafikus ir ko tikėtis. Jie, kai pamatys, kad kaina krenta, supanikuos, pradės dar labiau išsiparduoti, kas suteiks galimybę investuotojams, kurie žino, ką daro, apsipirkti. Ir va čia šitie lygiai. O jeigu jūs galvojate shortinti bitcoiną, taip pat neskubėkite, nes, sakykim, gali būti taip, kad kaina smuks greitai žemyn ir grįš atgal vėl į virš kaklo linijos, suformuodama, sakykim, tokią bullish žvakutę, kuri yra kaip ir teigiama. Surinks visus stop lossus iš paprastų investuotojų, kurie čia, sakykim, šitoj zonai apsisaugot bando save. Nu ir toliau kaina gali pakilti ir vėl į viršų, virš kaklo linijos ir tiesiog užstrigti čia kuriam laikui. Tas suteiktų altcoinams galimybę prasibėgti ir pasiekti tuos visus tikslus, kuriuos mes aptarėme anksčiau. O dabar gerų jums naujų metų ir gero pelno. Ir jeigu patinka jums toks turinys, parašykite į komentarus, kad norėtumėte daugiau analizių, tai galėsime mes paanalizuoti kainos ir dažniau. O kol kas, iki kito karto.